But I'm still haven't found what I'm looking for. Gerai, žodžiu, kolega nemoka spoteriuoti. Tai pasimokinsime visi kartu. Iš meistro, žinai. Ne, jokauju, man tai biški jokinga, kai sako, kad aš ten meistras, nes aš meistras, žinai, savamokslis. Savamokslis družokas. Gerai, tai turim mersą, ne? Pabandysim padaryti viską nuo A iki Z, ne? Visas epizodas. Tie visi lavonai išvažiuoja. Nu, klausykite, ponai, šita savaitė buvo plastikų savaitė, galiu pasakyti, dar nusimato šitų bamperių, dar 2 suruošti. Dažytojas nespėjo dažyti, žinai. Nu, čia kažkaip taip, supūsta. Bamperis užsimes dar ant mašinos, sparniukas, buvo jisai čia sulestas prieki šitoj vietoj. Tai kažkoks tai toks. Kažkoksai tai toksai. Ok. Ir dar baltuoklių porą. Tai čia viskas, man atrodo. Čia viskas absoliučiai BMW. Absoliučiai 3 skirtingos mašinos. Bamperiukas E92. Sparniukas E92. Plastikinis. Suprančiai kažkaip tai. Bats. Ir BMW's GT. Užsimesim, pasižiūrėsim. Tai šitas eina ant GT, šitie abudu eina ant E92, o tie eina ant G, man atrodo, čia jau. G. Piciorka gal? Nežinau. Turbūt neskiriu aš tų BMW. Tai va, tai kažką, tai čia tokio įdomesnio, metalvorka, žinai, kažką. Tai žodžiu, kas dabar nepatinka man, ką aš dabar matau, nu tai kaip visada, hebra, mes turim pliką metalą. Mašina važiavo lauke, žinai, važiavo, drėgmės gavo. Tai rūdžių gal ir nėra, nesimato, bet tai su rūdim yra toks reikalas, kad pradinės rūdis jų net nepamatysi. Ten jau reakcijos jau 100%. Turim drėgmės lauke, viskas prasideda reakcijos. Tai mes turim pliką metalą, kurį mes turėsim pasidengti epoksidu, bet iki tol mums reikia jį susitvarkyti, ne? Tai man čia kaip ir gerai, bet kaip ir galima dar geriau padaryti. Tai pabandysime geriau padaryti. Tai žodžiu, mes spoteriausim, ko mums dabar reikia spoteriavime. Mums reikia spoterio, aišku, gysas. 39202, gali pafilmuoti, kaip čia atrodo. Apdulkėjęs, jau pasas seniai benaudota, žinai. Seniai benaudota bigelė. Nu tai va, ne? Baim, iš arčiau, seniai, iš arčiau. Apeik ratu. Oi, gerai. Baim, aparatas. Tada. Tada dildės, pasidildint, nusidildint nagus. Tai, žodžiu, jungiam masę. Bats. Į trasą. Ir pradedam, tai pradėsim nuo kažkurio, sakau, man nepatinka, kaip čia atrodo. Man nepatinka, jau čia jaučiu, kad duobė yra, tai pradžiai mes dabar gal išsilyginam akivaizdžius dalykus, tai įdedi ranką, žinai, ir žiūrai, kas vyksta. Tai čia man konkreti duobė yra, o čia daugiau kaip ir nesuprasi, kas vyksta. Tai mums reikia išsilyginti dabar su spoteriu iki momento, kai mes nesuprantam, kas vyksta. Kažkas vyksta, bet nesuprantam, kas vyksta. Tai išsitraukiam dubutės, kaip ir minėjau, visada pradedam nuo mažesnio greičio. Minusas tas, kad čia jau matau, kad čia kažkas buvo dildinta, tai mes nežinau, kiek turi metalo. Jeigu matysim, kad mes turim mažai metalo, tai tada stabdysim darbus. Bet aš nenoriu tikėti, kad čia nudrožta daug. Nors ten tų kabulysų nesuprasi. Gerai, atsisėdus šį išeis, ne, dirbti. O, gal ir išeis. Nu tai va, pasimi pušką. Gieškė, ne? Užsitaisom ir šaunam. Tai šiaip akinius galima užsidėti, bet yra akiniai pas mus tokie, žinai, garažinio akiniai, tai irgi veikiantis reikalas. Nu tai, bats, biškį pakalam. Su kalimu spoteriu yra toks reikalas, kad nepratempt metalo. Geriau jau 1000 kartų mažų iškalimų negu 10 didelių ir paskui bus peniai, žinai, didžiuliai. Tai va, tai po truputį mes čia biškį atsikalinėjom. Bats, jisai nieko spaus nereikia. Va, žiūrėk. Matai, nieko spaus nereikia. Bats. Jo, turi būti tik tai kontaktas, turi būti idealiai išvalytas metalas, turi būti idealiai masė prijungta. Tai jeigu kažkas būna nekabina, tai reiškia, kad hujovo išvalyta. Tai man mes galim pasilyginti biškelį, nes sakau, čia nežinau, kodėl iš vis mum nevarė lyginti, žinai. Ką žinau, nepasitikė gal. Čia babula geresnių meistų neras. Nu tai va, po biškį mes atsitraukim.
taškas turi būti netoli viens nuo kito. Nu ir žiūri, žinai, padaužai. Nu va, dabar va iki čia man idealiai, bet toliau dobė, žinai, nu tai toliau mes ir einam. Nes Mercy dažniausiai aštrumais nepasižymi, viskas ten apvaliai, žinai, nu taip, ne? Mersas visos subinės apvalios, tai ir čia mes turim, kad viskas apvaliai gražiai be jokių dobių. Tai žiūrėkit, išsilyginu visas duobės ir tada sustinkam jau toliau, kai bus kažkas įdomesnio. Nu tai va, gerai, toliau, tai čia dobė buvo, va prasikalėm, ne? Dabar čia kalnas, šitoje vietoje, neturi tai būti. Kaip dabar aš žinau, kad čia yra kalnas? Ogi rankų lietimu ir pasižiūrėti kitą pusę. Mes turim špargalkę, hebra. Kitoj pusė yra idealus sparnas, tai nueini pasižiūri. Ar ten yra užapvalėjimas, ar ten yra toks, žinai, lygus. Tai ten yra lygus, čia yra kalnas. Nu tai susikaldinėjom po truputį. Tai va ką aš ir sakau, kad, žinai, dažnai būna po šitų, kaip visai po lyginimų. Dar reikia pasitvarkyti, pasilyginti. O, po biškį. Nes su kalnais yra, mes turim duobę, užsišpakliavom duobę, viskas guo, tik duobę, ne? Mes turim kalną, tai jeigu tu jo nesusikali, tai tu turi jį tam, kad susišpaklintų, tai tu turi belė kiek daug dėti špaklius, kad nusifeidintų gražiai, nu, tipo įsivaizduoja, tu negali spenio palikti vidury lygios vietos. Tai tada turėtų eiti nuo čia iki čia špaklius ir kad gražiai nueitų, žinai. Blet, skambina. Nu, bet žodžiu, esmė toje, kad kalnų nebūtų. Visur, kur kalnai, reikia susikalti. Nu tai va, susikalėm visą, ką reikia, išsitraukiam, ką reikia maksimaliai. Dabar, žodžiu, užsidėjau korį. Kažkada buvo po praeitų video meninio šito... Kažkas rašė, kaip jis vadinasi, dabar neatsimenu. Korys, karoči. Tai jungiamės, laido, nėra prailgintojo. Jungiamės, dabar mes turim lygų, žinai, kaip ir sakiau, nesupranti, kas vyksta. Tai mums dabar reikia nusimti dažus iki šitos vietos maždaug. Nes čia visur matosi, va, speniai, nesąmonė, pridaryta nesąmonė. Tai nusimam, išsivalom visą metalą. Ir dabar va prasidės jau menis. Tai šioj vietoje, jeigu mes užpakliuotume, tai jau būtų gerai. Jau yra geras išlyginimas. Nėra čia taip, žinai, kaip būna per video, kad centimetrą špakliaus. Tai jau būtų geras išlyginimas, bet mes galim geriau. Babila gali geriau. Aš nepamirškiu, šitie dalykai kainuoja. Jeigu kažkam, žinai, domina tokie remontai, visada rašyk į Facebook, man sako, autobudį šuop, žinai. Bet jie kainuoja. Nes čia jau daromės tai, ko neprivaloma. Tai jeigu darai tai, kas neprivaloma, papildomas mokestis, žinai, įmamas. Gerai, nešam prailgintoją. Jo. Bulgarkė mums netinka, mes nenorim kaitinti metalo. Mums to nereikia. Kad neįsikraipytų, žinai, nepraras. Rūdyti gali. Taip, rūdyti, įsikraipyti, pavyzdžiui, su bulgarkė, net esu daug kartų matęs, kai šveiti su bulgarkė, žinai, su lapeliniu. Toj vietoje, sakykime, kaista metalas ir tu matai pagal atvaizdą, kad jis jau formas, žinai, keičia, nu, krašiu, žinai. Tai va, tai... Kažkaip taip, žinai. Tai žodžiu, nespaust, palengva, vienoje vietoje nekaitint ir palengva nusiimti mes metalo. Kai iki brikščių nėra beveik, tai mes metalo praktiškai net nepaliečiam. Tai mes nuimam tik tai visą košiamą kalošį, tai va taip išvyčiam. Im kolegą į rankas ir išvyčiam va iki čia va. Nu, kad būtų gražus, žinai, metalas. Blizgėtų. Kodėl? Kodėl? Todėl. Nereikia kankintis, reikia patogiai, nes čia darbas, kuris užtrunka laiko, sunkus pistoletas, žinai, pažiūrėjau. Nu, ble. Sunkus jisai jo, yra reikalų išlaikyti, tai patogiai, negali visą dieną, va tai, va, žinai, jį bošą. Ne, tu turi rankų, va, aukštį, žinai, pasiimi. Gerai, turim išsivalę metalą, dabar iš vis nieko nesuprantu, kas vyksta. Absoliučiai, žinai. Sušautas pacas. Tai dabar ką mes dabar darom? Mes dabar šiaip yra kontroliniai tokie dažai. Užsitepa, gal matėt kažkas TikTok'e, Facebook'e, Instagram'e, būna užsitepi, žinai, ir matai, kas vyksta. Tai aš jų neturiu, nes aš tom labai neužsiimu. Bet jeigu matysiu, kad poreikis yra, žinai, jeigu reikia čia tos super kokybės, super išlyginimo, tai tada gal ir įsigysiu, žinai, daugiau įrankių, daugiau oblių, daugiau plaktukų. Bet kol kas pasitaiko vieną kartą į pusę metų, kai noro yra ir kai yra, nu, donoras, žinai.
Nes dažnu atveju žmonėm nereikia šios kokybės. Nu, tipo, reikia kokybės, bet už protingą kainą. Tai nėra čia dažnas atvejis. Nu, tai žodžiu. Nuo ko pradedam? Nuo šito jaučiu, ne? Ar nuo ko? Nuo ko geriausia pradėti? Nuo šito krašto. Nu, tai žodžiu, mums reikia dabar suprast, kas vyksta. Imam obliuką ir... Matai, kas vyksta? Čia duobė, čia duobė, čia duobė. Visur matosi duobės. Viskas aiškiai matosi mums su obliu. Jeigu būtume, pavyzdžiui, pasiėmę, prasitepę su kontroliniais, labiau matytųsi, bet aš ir taip matau. Žinai, čia jums būtų žiauriai gerai matytųsi, bet aš ir taip matau. Tai dar biškai pasišvičiam, ne? Ir dabar, nu tu matai, supranti, ne? Viskas matosi. Tai tas pats realiai, kai tu pasiimi kaladę ir špaklių trini. Matai kontūrius, kas vyksta. Čia lygiai tas vienas prie vieno. Tik tai, kad biški, žinai, rimtesni reikalai. Nu tai ir viskas. Tai dabar mes turim, pavyzdžiui, nors čia tai man kaip ir gerai. Jo, čia gal, nors ne, nu gal. Bet čia tai tikrai duobė šitoje vietoje. Tai dabar imam, gal net susimažinam galę, iki 3. Kol kas dar neturim skilių. Jeigu turėsim skilės, reikės jas užvirinti, ne? Tai imam po truputėlį nuo kraštų. Ha? Ai. Masė. Masė. Pabėgo. Čia jau turi būti mikro, žinok. O, blė. Eina, na. Turi būti mikro. Tu ko tu taip čia nenori laikytis, a? Mikro turi būti jau. Po truputėlį. Tai mes dabar praseinam visur. Visą šitą duobę. Čia yra mikro. Tai visur traukiam, kur mes matom salas tokia, žinai. Čia visur pratraukiam. Visur reikia pratraukti. Jo. Tai po truputį judam. Nežinau, čia rodyt viską ar ne. Ar viską susitvarkom ir tada žiūrėsim kitą etapą. Bet esmę supratot, jo. Tai montažiukas ant viršaus. Bet po truputėlį. Šiaip būtų žiauriai gerai tie dažai, ne? Bet esmė to, kad dabar visur, kur pas mus buvo salos, pas mus tokiais taškiukais turi būti, žinai, atitraukta. Ir va tokie atstumai turi būti. Maždaug. Tai užtrunka laiko. O su miltais čia neišėjtų? Miltai gali būti sugadintų kontaktą. Supranti? Galim pabandyti, bet aš jaučiu, kad bybis bus tikrai, abejoju, miltai ne. Nes turi būti laidus elektrai, žinai, reikalas. Specialiai tam skirtas, žinai, tai čia neveikia. Tai va. Tai praseinam visą šitą reikalą. Ir tada vėl obliuojam. Jo, tai viską čia pabandom praseit, visur, kur jaučiam, kad kažkokia dvižuchėlė. Nežinau, čia jau yra sudėtingas, nes jisai visas nelygus, visas, ne? Visas, absoliučiai. Tai čia jau yra lengva padaryti, kai būnant ant toksilinkimų, žinai. Bet čia, kai visas va tokia, žinai, kiaulė paskersta, tai reikia jau biškilai pasėdėti. Bet tai ką tu čia? Mes laiko neturim, taip. Dar 2 antralą atvažiuoja. Viena tik vieta liko. Šitas lavonas iš vis atvarė, savininkas dingęs, nėra. Atvarysiu, sako. Nežinau. Tai žodžiu, priiminėjom tralus, o mes tiesiog žaidžiam su 4. Tai va, tai... Lesam. Kažkaip nuotaika tavo krenta po biškį. Nuotaika po biškį krenta jau. Darbo laikas baigėsi. Darbo laikas, filmuok laikrodį, senim. Darbo laikas, sako, baigėsi. Jop, tvoju, man. Buvo čia praeitą kartą, man atrodo, šiandien atveš mašiną klientą, žinai, sako, tipo, iki kada dirbo, iki 2 maždaug. O tai ką jūs veikiat? Nieko. Koks tavo veiklas? Tai žodžiu, kaip einas tau ten su 4? Puikiai. Nu ir gerai, po truputį, manau, iki 4 valandų, apie 4 valandų lygim pasižai, žinai, va, tai va, kad jų ten gražu būtų. Tai va, tai aš radausi bamperį. Nepatinka man Mersų bamperiai. Nes jie iš dalių, žinai, sukrauti, tai čia jau kaip sumergioti reikia, žinai, po truputį jį nurenginėti, po truputį. Jau seniai nebežiūriu iš tikrųjų YouTube video, žinai, kaip ardyti, nes jau kaip ir su patirtim viskas ateina. Būna kartais, būna,
Bet šiaip dažniausiai tai jau su patirtim, žinai, jis įsiardo visas. Tai va, tai išardom bamperiuką, čia dar reikės priklijuoti parkus. Ir dažosi, sakiau, kas dažosi ar ne? Priekinis galinis, ketvirtis ir dar poliruot. Seniukai. Tai daug darbų. Tai va, tai lyginamės, nenoriu, žinai, viso video ant lyginimo pakrauti. Norisi daug, žinai, suguldyti. Gerai. Gerai. Kiek užtrukom čia? Viską pasidarėm. Nu, nemažai visai. Nemažai visai. Palyginus nemažai. Nu, virš valandos tai tikrai. O, tikrai. Nu, gal netgi 2. Nu, tai link 2, sakykime, tai dar reikia daryti. Tai žodžiu, mes dabar viską pasidarėm, žinai, su obliais nusiobliavom, mikro lyginimus pasidarėm, ane? Tai dabar orinė. P36, man atrodo, ne? P36 susišviečiam visą dalį, visus obliaus su lėsimu, žinai. Nu, kai va čia va jau pradėjau. Tiesiog į orą imi. Kodėl šitas nekaitina taip metalo, kaip bulgarkė? Bats, čia pas mane biškį leidžia, žinai. Tai dabar tokiu būdu nusišveičiam šitą obliaus sudraskimus, žinai, kažkiek šitos spoterio išlydimus, neturim nei vienos skylės. Jeigu mes turėtume skylių, tai reikėtų susivirintas skylės, ne? Būna dar hebra tenai, tai lavoja, tai tenai terosonai stepa visokiais, man paprasčiausia arba užvirint, arba dar paprasčiau yra neprisidarys skylių. Dabar kokios pagrindinės yra problemos, kada matau dažniausiai klaidas spoterio, per daug jėgos ir per daug galios. Nereikia čia, dabar ant 3 dirbam, iš 10 lygių. Tai ant 3 dirbi savo, be jokių problemų, jokių skylių neprisidarai. Ir nereikia ten daužyti, su protu. Jeigu jau hebra reikia daužyti, tai jau čia ne su spoteriu reikia daryti, o reikia jau su stendu. Šiaip norėčiau kažkada sandėlį įsirengti, gal kokį žmogų įdarbinti, žinai, ant geometrijos, kad palygintų, nes būna dažnai, žinai, pasitaiko, dabar man mirsiukas stovi, reikia lonžeroną atlenkti, neužsimam tom. Jo, tai pagrindinės klaidos per daug ir per daug, 2 kartus per daug, ane? Jo, dabar sakytumėt, kam tu čia darai taip, ne? Kokio bėso, nu kam? Kokio hujaus? Tai dabar žiūrėkit, kuo mes turim lygesnį, tvarkingesnį pamatą, žinai, pagrindą, tuo mums viskas mažiau susės, tuo mums viskas greičiau susiteplios, tai viskas tik į naudą. Pagrindė tai susėdimai. Tai pas mus bus lygus pagrindas, mes lygiai užsitepam špakliu ir daug mažesnė tikimybė, kad ten kažkas prasės, tada kokia nesąmonė, žinai, atsitiks. Tai nu, kokybiškesnis darbas, mažiau, šiaip čia su storio matuokliu einant jau nerodė, žinai, 1000. Tai va. Tai dabar viską susišveičiam, pačiupinėk pats. Ant kameros dabar. O, Nu, palyginus tikrai daug geriau negu buvo, ne? 100 kart geriau, nu. Tai jeigu kažkam, žinai, domina tokie, sakykime, meniniai labiau kokybiški, aš tikiu, kad yra, žinai, modelių, kur ten retro karus daro, žinai, ar ten super karus daro, tai jeigu tokie darbai domina, visada, žinai, gali parašyti. Aišku, čia jau brangu bus, bet manau, tam, kam reikia tokių dalykų, tai kainos dažniausiai net neklausia, tai va. O su kainom babilo, patys suprantat, patys žinot, niekas šiandien pjauna tų, žinai, kainų didelių. Rinkos kaina. Gal netgi biški žemiau. Tai va. Gerai, tai viską susisulim, tada parodysim. Dar daug reikalų, čia seniai, čia dar poliruoda, čia reikia apsidirbti viską. Daug reikalų čia. Ir važiuosim šiandien penktadienis. Kokteilių gal šiandien, ne? Pas mane kada nebuvai. Tai davai. Trefkė man vakarė. Tai trefkę galima nukelt, seniai. Ne. Bet jeigu viršininkas pasako. Jeigu viršininkas pasako. Gerai, ką, da dirbam, dar kolega kaip tik klijuojasi šitus, kažkas rašė, kaip darot su parku, šitom kaip jisai su parku laikikliais. Tiesiog patikrintas reikalas yra va. Stiklo klijai. Bats, pasiimi, brandų nerodom, žinai. Niekas nemoka man už tai, žinai. Tai va, tai tiesiog susitepi, susiklijuoji. Galima lituoti, mačiau ten kažkas lituoja, bet arba tu lituoji, arba tu klijuoji, tai va, viskas kitų. Nu, dar 2 komponenčiai gal klijai irgi variantas. Ir daugiau kitų variantų nėra. Čia jokių jėgų nebus, čia laikys 100 metų.
Nu. Ir kas dar yra pliusas, kad tu va dabar pridėjai, jis jau laikosi. Tu jau gali vartyti, daryti, ką nori, žinai, su juo. Sudžiūna gal per porą valandų. Kuo greitesnius, žinai, kuo greitesnius, nes yra skirtingų greičių, žinai, šitų stiklo kliū. Ble, aš jau čia nežinau, ar mes tilpsim vieną epizodą viską čia padaryti. Ne? Tilpsim, sakai? Vėl jau čia tikėsi 2 epizodus kautų. Nu, karočią. Nu, dasibaigėm jau čia 4. Bet tai 4 tai tikrai reikia dasibaigti. Paskui epoksidą eis į trasą. Nu, žodžiu, papasakosiu. Parašykit komentarą, žinai. Ping. Nu, ir parašykit komentaruose, kaip atrodo mūsų šitas lyginimas, žinai. Sakyčiau, labai neblogai. Tikrai geriau negu buvo. Jau kvepia kažkokia tai kokybė, žinai, rimtesnė. Tai va. Tai dabar viskas su metalo darbais baigta, galime dabar ruoštis jau užpakliavimą. Reikia užpakliuoti, bet mes turim lygų palyginus pagrindą, negu buvo bangalinis. Tai mes turim lygų pagrindą, mažiau viskas sėda. Aš žiauriai plonas sluoksnį tapu, žiauriai. Tai turim lygų pagrindą ir šiaip mažiau špaklių, žinai, bus. Kas automatiškai gaunas biškai kokybiškiau, žinai. O? Tai va plono, aš viską nubraukiu, žinai, ką užšepu. Ploną sluoksniuką mes čia, žinai, prasitepam. Ką žinau, neblogai. Gerai visai. Ką aš galiu pasakyti, chebra? Eilinį kartą pilam petrolių, gazoliną, benziną. Nežinau, toks spėjimas, nesikuria mašina. Atvarė klientas, nežinau, ką su ją dar darysim, iš vis nieko nežinau. Atvarė su tralu, numetė tiesiog. Ir sako, jinai net nesikuria, ką daryti, sako, kiek motoras kainuoja, o žinai, jungiu degimą. Nu, man labai panašu, kad, žinok, benzas tiesiog baigėsi, blėt. Tai galima bus sakyti klientui, mes jau permetėm motorą. 2 štukas iš jūsų. Netikras čia, žinai, padjobas, bet tai. Ką žinau, na. Gerai, biškai pylėm benziną, šiaip, nu, blėt, jau zajabalą gaila, žinai, pilt, nu, kurva. Dizelį pilu, benziną pilu. A, moka man kas nors už tai? Dabar stumėm valandą laiko M-kę be motoro. Kai galiūnai. 2 motorai. 2 arklio galios. Gerai. Biški įjungiam degimą, žinai, gal siurbliukas pristum, žinai. Bet aš tokį spėjimą turiu. Palau. Neima visiškai. Bet tai toks jausmas, kad benzo nėra, ne? Jisai lyg tai vrum buvo trumpam. Tai vadinasi, žvakės dirba. Žvakės dirba, suka. Suka tai tikrai. Suka tai tikrai. Tai ką čia dar gali būti, blėt? Eina. Davai. Palau, pailsim. Bet taip tikrai nebuvo. Reiktų dar gal šitą papurk, žinai. Rožinis, kur yra vidus, blėt? Šiek pimp my ride, bitch. Okay. Šiaip paleidau šitiem, kaip jisai, nariam kanalo video apie patiokus. Jau tikrai bus paleistas, kai šitą įkelsiu. Tai jeigu norit nariai pasižiūrėkit, jeigu norit tiesiog pasižiūrėti, drąsiai galite narystis, 99 centai, žinai. Dabar galėtų ant to momento užsikurt motoras. Wow! Gerai dirba. Oi, tu na, kaip gražiai skamba. Aparatas, seni. Čia kaip per tą, matei, nenoriu, kad užgestų. Dirba, seni, kaulas. Reikia skambinti klientus, sakysiu, gal tu ją parduodi, žinai, man. Už štuką eurų paimčiau. Seni tokį vasarai, ne? Be stogo, na. Blet, koks kaifas būtų, eik tu, na. Tai, ką aš sakiau? Nu, BMWs pritarė žodžiu, kad narystės reikėtų, žinai, stot. Nu. Blet, kaip gerai skamba. Gerai, kad filmavom. Gerai, nepjaunam, negalima pjauti šalto motoro. Tai čia apsukos tik iki 3 štukių. Gerai. Blet, gerai skamba, eik tu, na.
Rankinis nelaiko, bet tegul padirba, aš manau, senukas. Nu. Gerai, gerai. Gerai, dirba, man patinka. Dažytas, visas chujovai dažytas. Be tokio bolido norėčiau. Man buvo parašęs vienas žmogus, tipo Škoda. Kažkokia, žinai, hebra, man nereikia Škodos, man va tokio va bolido reikia. Man ta Škoda, nereikalingas daiktas, man tos mašinos, va. Čia yra su siela mašina, žinai, ten be sielės išgamos. Va, kiek džiaugsmo sukuria, tiesiog užkurt, ne? Plet. Per subinę. Gerai, viskas, šiandien baigta diena, susivarom visus triperius. Kaip glosto, blet, kaip, na, žmona. Mocas yra dabar va tokio, reikia, viskas, man gyvenime daugiau nieko nereikia, na, uždarau verslus, viskas, viso. Geras daiktas, gerai, viso. Like, share and subscribe, dar nesibaigė šį video. Ja. Tu kitą ranką laikyk. Vien jo laikyk. Gerai. Ja, šitą va kraštą. Gerai.